Šunų mylėtojai dažnai susiduria su tokia problema, kai grįžtate iš darbo į namus, nešate krepšius arba moteris ateina su pėdkelnėmis į namus ir jūsų šuniukas šokinėja, tuomet jis pridaro daug žalos. Ką reikėtų daryti, kad jūsų šuo nešokinėtų grįžus į namus? Šiandien lankomės šunų dresūros mokykloje Great Pet, kur dresuotoja Akvilė ir jo šuniukas Rubis papasakos jums visiems, ką daryti. Tam, kad šuo nešokinėtų, reikėtų atlikti pirminius namų darbus, tai yra emocijų rodymas. Dažniausiai šunys šokinėja dėl to, kad kiti žmonės suteikia labai daug emocijų. Taip pat mes grįžę iš darbų, ką dažniausiai padarėme, tai oi mano mažutį, oi labas, kaip tu čia gyvenai. Šitų emocijų neturėtų būti pirminėme įėjime. Turėtumėm palaukti, kol šuo nurims, atsisės arba bent jau laikys savo 4 kojas ant žemės, nešokinės ir tuomet ramiai pasisveikinti su juo. Jeigu žinot, kad šuo yra labai dažnas šokinėtojas ir negali nei vieno žmogaus praleisti, mes laikysime skanėstus pačioj pradžioje šuniukui palei nosį ir priėjus pašaliniam žmogui mes jį skatinsim. Yes, super. Įsivaizduokime, kad dabar priėjo žmogus. Yes, labai gerai. Ir po truputuką atsiranda periodai, tai reiškia, nebe ištisai laikom skanėstus, o atitraukiu rankytę, priėjo žmogus, laba diena, yes, super, labai gerai. Jeigu tai jums nelabai veikia ir tikrai yra stiprus šuo, jūs galit priminti pavadėlį ir atidirbti šokinėjimą lygiai taip pat ant jūsų. Tai reiškia, jeigu šuo bandys šokti, jam tiesiog nepavyks. Paskatinsim vėlgi 4 kojas nusileidusias ant žemės. Yes. Nepamirškite treniruotėse naudoti šunį motyvuojančių skanėstų ir kantrybės jums, nes tai tikrai reikalauja nemažai laiko ir darbo iš jūsų. Sėkmės ir žinoma, kaip Akvilė sakė, kantrybės. Dėkojame Akviliai, dėkojame Great Pet šunų dresūros mokyklai, dėkojame Rubiui. O jeigu jūs, mylėjai, turite daugiau klausimų, kaip išdresuoti savo augintinį, tai rašykite mums į mūsų Facebooką Gyvūnų pasaulis. Sėkmės pamokose.